Aš iš viso nemėgstu daug daiktų, nes jie užima daug vietos ir tai yra neekologiška. Tai prasme turėti daug daiktų. Ir jeigu aš turiu nereikalingų daiktų, aš visą laiką turiu kam juos atiduoti. Kitas dalykas, kadangi aš dirbu mados srityje, aš dirbu su dizaineriais, su jų rūbais, žinau, kas yra kokybė, žinau, kas yra gera siūlė, žinau, kas yra geras audinys. Esu įsitikinus, kad geriau yra mažiau daiktų, bet kad jie būtų kokybiški. Ir jie labai ilgai gali aptarnauti. Netgi vienas rūbas gali būti, jeigu ten gerai apgalvotas ir gerai nusipirktas, gali ir 10 metų tarnauti, ir jisai gali būti jau po to oldschoolinis, bet jis gali būti įdomus. Man patinka vyriškas stilius, kada moteris rengiasi vyriškai, ir man patinka labai moteriškai. Taip, kad aš mėgstu ir savo draugų užsidėti rūbus. Aš mėgstu, pavyzdžiui, pasisiūti vyriškas kelnes, vyriškus marškinius. Man patinka eklektika tokia. Stilių toks, kaip pasakyti, kratinys, bet tai turi būti kažkuria prasme ir minimalizmas. Žemės spalvos patinka, bet patinka ir ryškukas yra, ir raudona gražu, ir geltona ryškiai gražu, bet aš taip stengiuosi neutraliai rengtis, kad per daug nebūčiau tokia uoga arba nespindėčiau, bet man patinka, kada rengiasi ryškiai kiti, man gražu. Bet kokiu atveju aš skiriu savo mažiau laiko negu drabužiam, todėl kad drabužius reikia išskalbti, juos reikia išlyginti ir visi turi būti švarūs, o aš mėgstu švarą ir tvarką. Tai bet kokiu atveju buičiai skiriu daugiau negu savo. Man patinka buitis, nes psichologinis dalykas, kada tu tvarkaisi namuose, kada tu tvarkai rūbus, kada tu valai dulkes, kažkokį tai darbą, pavyzdžiui, plauni indus. Tai čia yra tokia meditacija, kur tai gali būti meninė netvarka, bet tai turi būti švara. Na, aš manau, kad gal galima būtų pravesti tą paralelę tarp kūno priežiūros ir drabužio priežiūros. Na, viengi tai, kad erzina ten, ne tai, kad ten apie dėmes nešninkų kažkokie pūkai, kurie yra, pavyzdžiui, aš labai mėgstu juodą drabužį. Ir juodą liną, medvilnę, o jų kaupėsi, tai matosi tie pūkai, tai erzina mane. Aš dabar mokausi, studijuoju ir aš einu į valgyklą. Valgykla yra tipo atrenovuota jau ir neblogai, bet visai, kai yra garai, yra riebalų kvapas. Yra baisus kvapas, kuris yra sunkiai išvedinamas, aišku, išvedinamas, bet sunkiai, bet tave erzina. Arba eini vėlgi ten, kur prirūkomos patalpos. Tai irgi labai rūkalai prisiskverbia greitai į plaukus, į rūbus, tai vėlgi tu gali atšviežinti viską ir ištraukiamas tas kvapas. Aš paimu rūbą ir įmetu į džiovintuvą ir užstatau garų funkciją. Ir tai vien tik tai 14 minučių. Aš vėl tą rūbą galiu užsidėti ir jisai neturi blogo kvapo. Aš galiu toliau eiti, kur man reikia. Man yra tekę sugadinti mėgstamą drabužį ir po to gali meškiukui va tokiam užmauti. Arba lėliai Marijos. Manau, kad tai yra labai susiję daug dalykų, kad reikia labai žiūrėti į kokybę, tai yra į sudėtį pirmiausia. Kitas dalykas yra technika, programos, kada tu skalbi ir prižiūri. Skalbimo priemonės, išmanimas apie programas, kaip tu elgiesi su rūbu ir taip toliau. Bet kokiu atveju, jeigu tu nori rūbą, kad jisai atrodytų gerai, arba kad jisai tave mylėtų ir tu jį mylėtum, tai tu turi jį puoselėti, prižiūrėti. Bet netarnaut rūbui, kaip po, jis turi tau tarnauti. Bet tu jį vėl visgi turi prižiūrėti. Aš nelyginsiu ir nedžiovinsiu. Svarbiausias dalykas yra tas, kad tu greitai gali tai padaryti. Vėlgi, jeigu tau to rūbo reikia, pavyzdžiui, baltų marškinių, tai tu gali taimenerį užstatyti ir po to išsausinti, išgarinti. Vėlgi tas yra komfortabilu, kad ne jinai reguliuoja tavo laiką, o būtent tu dėlioji savo laiką į lentynėlės, kaip tu turėtum ir kaip tu norėtum elgtis ir tu planuoji savo laiką, o ne skalbyklė būtent planuoja tavo laiką. Mane džiugina, kad manęs nevargina, mane džiugina kokybė, komfortabilumas, patikimumas. Tai nes geriau yra geras daiktas negu kažkoks tai vidutinis daiktas ir ten kelia rūpesčių, nes nėra laiko tiem rūpesčių, nes užtenka tų rūpesčių aplinkui. Tai man patinka iš tikrųjų geri daiktai,
Ir aš prisirišu prie daiktų, prisirišu prie programų ir aš nemėgstu kaitalioti jos dažnai. O geri daiktai tarnauja ilgai.